Kas dar belik, tai prisijungi čia jau į eterį. Tai labą dieną visiems, labas rytas visiems vakare. Tai pristatau Žilviną Landsbergą. Nesakysiu iš kur, dabar nebeaišku iš kur, bet lietuvis. Tai skulptorius, instaliatorius, nežinau, ką tavim pavadinti, bet, žodžiu, su menu gyvenantis žmogus. Tai džiaugus, kad Žilvin gali pasikviesti kažką, ką Vienkurin galerija atsirado. Tų instaliacijų nebuvo labai daug aplamą, tikras nieks nebuvo tokių labiau tapybo, kažkas dar. Tai smagu buvo kažką pagalvojau šias metas, tai pagalvojau būtent, kad Žilvins fainė čia įsikomponauti su savo kūrin. Tai va, pilna tą žodžių prasme, įsikomponavo su savo kūrin. Čia tai va, aš galvoju, kad labai smagia. Tai nežinau, iš kur jis. Iš Kauno, nežinau. Ir tarp Dzūkijos ir iš tėvų, čia tarp Dzūkijos ir Žemaitijos. Tėvukas yra, ne. Nežinau, kaip ten, kur tu vyrai, žemaičiuoja, bet sakė, mes ne žemaičiai. Ai, kur? Aš Šiaulių taip. Kapoja galūnė. Jo, o tas kvietimas kažkaip labai, tavo kvietimas labai kažkaip surezonavo ir gal, žinai, vis tiek taip šiemet labai daug kas ant to Čiurlionio groja ir joja ir ką tik tai daro. Bet vis dėlto, fainai pareigoja tas autoris, jis toks kažkoks, tikras yra ir kažkaip... Ar čia buvo pavasarį, kai mes šnekėm, bet man iškart pagavo kažkokios asociacijos, tai čia yra tokios... Iš tikrųjų, tas visas pamintis yra praeiviai, kad jisai gal kažkoks mažas veikėjas praeis, gal kažkoks vakare kažkas, gal šiaip vitrina tuščiai stovės, bet jisai toks noras, kad susikurtų kažkoks mikropasaulis toksai ir ta nuotaika tokia truputį tarpukario. Aš tokia pasiėmiau kažkokią tokią secesijos, ar nuvo tokio kažkokio, gal tokiais daugiau muzikiniais asociacijom galvojau ir spalvos įvedžiau tokio ažūro. Čiurlionį. Ir pasikvietėm, reiškia, čia dar pakvietėm Juozą, kad gyvai pagrotų ir reikia iki galo išvedinti viešą erdvę ir pasidžiaugti ir iš tikrųjų, susijungt, nežinau, per tą autorių, per tą Čiurlionį, per tą temą, man atrodo, labai fainai ir ta visa seka, ką tu sugalvojai, žinai, kad praėjai iš Čiurlionį ir kaip tu juokavai, kad ten jis gal ir čia praėjo ir dėl to aš ir klausiau, ar čia buvo išgriauta ta gatvė, ar jinai čia yra istoriškai? Čia buvo tas toks... Gintori, tikrai praėjęs. Aš sėdžiu ir jaučiu. Pėdas dar. Širdėjo. Čia buvo aikštė, Turgaus aikštė. Tai to namo kaip ir nebuvo, tokie buvo medinukai aplinkui. Jo, toks atvira didelė aikštė. Galėjai praėti, galėjai. Ratas buvo... Primetam, kad galėjai praėti. Bet toks būdinė, praėjo. Tikrai. Iš parko kas čia. Prie bažnyčios gyveno. Tai tikrai. Galvoju, kaip būtų gerai, kad čia būtų kalbos. Ir pametėjo tau, žinai, likimą. Tai va, kaip fainai sėdim prie stalo, va ta proga visi ir kažkaip taip netyčia į vasaros galą. Aš tą tik išsimaudžiau tarp lelijų ir iš tikrųjų čia vaizdavau lelyjas, o ten yra toks, būna toks, tos paprastos tokios lelijos, kur toks kaip guziukas, o po to yra tas žiedas ir jie tokie tvirti ir tokie, nežinau, čia tokia yra nuotaika tokio gimimo, kad va kažkas
išsilukštens, kažkas prasidės, kažkoks tas labas rytas irgi yra tokia pradžia kiekvieną kartą. Tai yra toks veidas, kuris benyrantis iš vandens ir lyg tai pradedantis atsimerkti. Tai vat, o kokia medžiaga čia yra to veido? Tai čia sudėtinga buvo iš tikrųjų padaryti. Aš liejau, nulipdžiau, tada liejau iš plastilino, o po to liejau formą iš silikono, po to ten kokio motininio formą, ten tada epoksidą, dažai, ten tada sluoksniuoji. Okay. Čia yra reikalų. Bet aš manau, naktis fainiai, jis turėtų šiek tiek persišviesti, man pačiam įdomu. Šį rytį išlukštenau. Nu, aš mėgstu tokias paprastas medžiagos. Dabar va, einu kažkodėl į spalvą labiau. Kažkas atsitiko, bet ažūro spalvos norius. Bet tą metalą irgi. Čia metalas, ne kitas irgi. Nu, čia kažkokia kėdė paėmiau, davirinu, čia biški tokios irgi kaip lelijos turi kilt. Žalia kėdė buvo, galvoju, reik nuo kažko pradėti. Ir aš skaičiavau, kad va čia yra parapetas ir tada kažkaip praeinant tokios virš, nu, maždaug darbastalio. Tai jo, tas visą laiką skombinį ir pasaka pavadinim dažna būna tik pauzė, žinai, tai kažkaip ir ištais buvo toks kažkaip, žinai. Ar projektas pavadinimas? Ką pavadinas tas tavo? Praėjus Čiurlionį. Nu, tai kažkaip aš galvoju, to veito toks... Tomai, kėdė atsineš. Labai savarankiškas. Arba jum tam. Ta projektas, žinai, pavadinimas, gal ir... Nu, ant jo, tu pjūvių tor, bet tam ir įdalyks, kad dažniausiai, nu, visai labai daug tų sąsajų band su to Čiurlioniu surišti, žinai, arba da kažką, bet čia yra šiokios tokios laisvės, kad nebūtina gali pritemti, nes vis dėl to praėjai. Tai va čia galbūt ir yra tas toks... O dar dalyvė. Jo, tai... Kėdžių pat. Ateikit čia kėdžių. Tai va, tai... Nu, nežinau, su ta plungė gal kažkokie... Gal kažkokie dalį. Nu, aš atvažiuoju į miestą ir aš matau, kad taip kaip jisai buvo sukurtas ir kokio senumo yra miestas ir kaip jisai dabar gyvena, yra dar tokios liekanos gal ir tarybinių tokių intarpų. O aš kai išgirdau, kad čia Stalinas stovėjo, kur mano mašina stovi. Aš galvoju, ne tik Čiurlionis ėjo, bet... Jo, tai labai faina, vat, iš tikrųjų, tos įpročius atgaivint, gerus, sveikus įpročius susiburt viešoje erdvėje ir ta muzika gal ne šiaip savo, kad čia ne tai, kad atidarimai groja, bet kad lauke groja. Aš sakiau, gal autobusų stotelį, gal kažkur, kad viešoje erdvėje pagrot yra mūsų erdvėje. Yra, kad laisva, yra gryna emocija kažkokia ir nieko nereikalauja. Lengvumą duoda. Ne, šiaip būtų faina, ne, kad, pažiūrėjau, Lietuvos miesteliuose būtų taip kaip didmiesčiuose kažkur gatvės muzikantų. Taip ir yra, žiūrėk. Nu, dabar, bet kai išvažiuoju. Ne, vakar Karolis čia groja. Ai, Karolis dabar, jo, Karolis dabar jau pagroja, teisingai. Jo, tai toks yra tų, kaip sakant, atsiranda ir tuo laisvomą, ir žmonės į priėmėms tas toks ir tai aš galvoju. Siunčiam ratu. Jo, tada kada. Man patiko su tom. Tai sakau, kada čia turi... Nu, tai taip, labai švelniai, minkštai. Visai tinka. Sako, ryte, vakare, ten, pirmadienį ar sekmadienį. Ne, visai buvo. Sekmadienį ir... Ir buvom pirmadienį, aš jau sakau, aš nespėjau, tada sakiau, gal dar nepaskelbta, tada. Kas dar mes atvažiavom, aš čia kažkaip dairėmės, kur ta vitrina, kur čia ten kažkaip... Sako, kas tas ekslibris? Aš jau supratau, čia. Nu, kažkoks vis tiek, žinai. Man tu supranti, kad kontekstas kažkoks yra. Tai nežinau tos istorijos kavinės, bet... Čia... Jo, tai yra irgi, bet tos... Kad galerijais atsiradims ir toks, kad ta erdvė tokia buvo, kad, nu,
neturėjai kažkokios konkrečios paskirties, galėjai reklamą palikti, bet, nu, vat, tai atsirado Kūrinių galerija ir aš džiaugus, kad gal, nu, vat, ir vėl kartuoju, bet kad gal pasikveist autorių, nu, jeigu reikėtų didelį parodą daryti, ar biblioteką, ar muziejų, nu, autorių rimtas reikalas. Ir čia rimta, bet, prasme, daug reikalų, žinau, bet visai vien kūrinį atvežti ir parodyti žmonėms yra tiesiog labai... Čia dar į mašiną turi tilptą? Nu, čia skaičiu. Tai jo, bet ir smagiai pristatyti įvairių autorių per pakankamą trumpą laiką. Vat mes turėjom jau tikrą fainių autorių ir įvairovių. Tai, sakau, ir žanrų, ir krypčių. Ir dar pasakė, žinai, Žiliūnas sako, nu čia da pagros kažkas, žinai, fainė laba. Tai va, kas dar? Aš galvoju, kad vieną kūrinį kaip tik ir sudėtingai. Sunku, jo. Jo, labai, nes turi būti labai išmąstytas. Kaip ekslibris toks. Jo, pam, viskas. O ne čia, kur prasideda nuo ten, rutuliojas, kažkom pasipildys. O čia turi būti viskas. Bet įdomiai, buvo iškart šovė, kad emocija kažkokia ir viskas. Ir buvo toks, darai jau po to bejies tą savo kažkokią mintį. Bet tie kontekstai yra svarbus, jie yra nematomi, bet jie jaučiami kažkaip. Ir būna vat, kažkur nesikurio, kad tur kurės, tai tas taip fainai čia buvo. Nežinau, kodėl. Bet Plungėj niekad nebuvai prieš tai. Ne, pravažiavęs buvęs. Pas Juozą buvau kažkada, buvom Plungės dvare, ten kažkoks balius buvo, duonis ten kažką rodė. Ai, tai gal pasauliniai žemaičių parodoj. Tas ir buvo. Ne pernai, bet ten prieš 100. Bet aš buvau prieš 100 metų. Iš Telšių važiavom. Ekskursija. Čiurlionį panašiai. Su Čiurlionį. Čiurlionį. 100 metų Čiurlionį. 150 metų. Kuris biški špastas. O kavinė čia žiūri, tu nepasakai, kaip čia fainiai. Čia seniau buvo knygynas, kuri aunino savivaldybę, Vaisius, kurį eidavai. Motriškėlės tokias piktas dirbdavo, nu aš mokiausi, aš šiaip plungieškės. Ir atvarydavai ko nors nusipirkti, šnekyti. Toks šaltas, nejaukus. Ir paskui kažkaip jūs nusipirko. Išsinuomojot. Ir vaka anoji tom kavienį ir padarė. Tau sūnus ir... Ne, tai nuskišai bendras. Ir atsigavo viskas. Čia yra dabar visi renkas, visi eina. Tai yra vienintelė vieta Plungėj, kur galima aš taip džiaugiuosi, dirbu tokie gražūs žmonės ateina, žinai, įvairūs, bet visi jaučiasi labai patogiai, saugiai. Bandom prastumti, sakyti, kad reikia vyno, alaus dar čia, bet neišeina. Laikas parodė. Yra saulė ir yra tokie indai ir yra ta gamta tokia, atrodo, kur su mumis šneka Dievas per kažkokius labai keistus, nebylius ženklus, kažkokius vandenį, per vėją, per mišką, per kažkokius. Ir tą labai sunku pavaizduoti, išreikšti kažkaip. Ir man atrodo labai įdomus buvo laikmetis tas tarpukaris, kur buvo pradžia šimtmečio tokia, vat, ir Čiurlionis tokia daug ir vat, to simbolizmo ir dar kažkokia labai daug atsigrėžė į gamtą. Į gamtą kaip tikrą esminį turinį. Pasakotoja, svarbiausia pasakotoja. Ne apie gamtos problemas, bet tai Debussy, ten dar kažkokie yra tapytojai, ten Monet, ten yra... Jie! Oh, no! Lukas! No! Maitis! Padėka! Darom pagarbą. Turi pasveikinti, labai norėjai paspaust ranką važiuoti. Ne, tas, jo. Per radiją išgirdau, jam pristatinėjo tą... Trysėje. Nu? Aukštaitis, Dzūkas, Žemaitis. Čia jau keli kartą buvau per radiją.
Nežinau, apie ką pračiu, gal. Ulera. Gal viškai. Mes jau malom, šnekam. Tik apie tai. Praktiškai nieko Jau praktiškai taisi, bereikiai, kad tu pristatytum parodą. Šiaip gera būt, kad pristatytum parodą. Labai blogai. Ar blogai? Padegam. Blogai. Labas rytas. Blogai pristatai. Čia per daug išjausti. Galvės man reikia formų, kad suprasčiau. Tai yra forma. Bronzos būtų geriau. Irgi beveik yra. Ir padėkos iš savivaldybės. Ir jėmė. Taip, auksinį rėmelį. Bronzinį. Tai va, labai faina matyti. Oi, buvo linksma.